Šią specialybę pasirinkau todėl, kad mano tėtis yra baigęs šią specialybę, mano brolis yra baigęs šią specialybę ir aš manau, kad aš turėsiu geras ateities garantijas baigęs šią specialybę. Elektros inžinerija yra technologijų mokslų sritis, kuri apima elektros gamybą ir elektros vartojimą, pramonėje, buityje, transporte, ir kitose srityse. Mes turime dvi specializacijas, kurios vadinasi viena elektros energijos keitikliai ir jų valdymas ir kita specializacija elektros ir valdymo įtaisai. Esame mikroprocesorinių įtaisų laboratorijoje. Tie aparatai randami praktiškai kiekviename ir buitiniam prietaise ir bet kokioje sudėtingesnėje sistemoje, nekalbant jau apie televiziją, internetą, kompiuterius, tai jie yra visur, bet netgi dabartiniu metu tai jau ir arbatinukai, kavinukai, lydintuvai. Mikroprocesorinis įtaisas tai yra žmogaus pagalbininkas, kuris bet kur gali pagelbėti bet kokioje situacijoje žmogui. Mes čia dabar esame Galios elektronikos laboratorijoje. O modulių tai čia yra, mes turim šiuo metu 3. Galios elektronika yra energetinė elektronika ir magistrams skirtas vienas moduliukas, tai yra atsinaujinančių šaltinių energijos keitikliai. Ta laboratorija, kaip mato, čia visa įranga yra nauja, įsigyta dar visai neseniai. Čia yra būtent De Lorenzo firmos, italų firmos stendai. Studentai čia atlieka elektros grandinių laboratorinius darbus, tiek elektros, tiek elektronikos grandinių, su tikrai labai modernia ir šiuolaikiška įranga, saugia įranga ir visiškai laboratorija yra kompiuterizuota. Mokytis KTU yra, nepasakyčiau, kad sunku, bet manau, kiekvienam įmanoma tai padaryti ir galima suderinti tikrai su laisvalaikiu. Rezultatai buvo neblogi, galvojau visai būtų naudinga šitą specialybę man. KTU laboratorijos tikrai yra aukšto standarto, jų yra labai didelis kiekis. Laiko laisvalaikiui tikrai yra daug ir veiklos po visų mokslų. Čia mes aiškinamės įvairius grandinių jungimus, išsiaiškinom, pavyzdžiui, dvifazių sistemų, dvifazių grandinių įtaką, pavyzdžiui, šiuolaikiniam mūsų gyvenimui. Man pavyksta tiek ir dalyvauti užsiėmimuose visuose, tiek ir turiu laisvo laiko sportuoju. Mano baigiamojo darbo tema buvo apie pastotės darbo režimus. Pagrindinis tikslas buvo ištyrinėti kritinius darbo režimus, tai trumpojo jungimo režimas, tuščiosios veikos, lygiagretus transformatorių darbas. Ir šio tyrimo metu mes išnagrinėjom, kokiais režimais veikia pastotės įvykus avarijai, bei buvo nustatyti tam tikri kriterijai, kuriais reikia remtis, norint nustatyti tinkamą veikimą. Savo baigiamajam darbe kūriau iš savo mobiliojo telefono valdomą mašinėlę, programėlę telefonui valdyti tiesiog pats susikūriau ir kažkaip nesinorėjau sukurti tiesiog kažkokios sistemos, kuri veiktų galbūt tik kompiuteryje, norėjau ją realizuoti, parodyti kitiem. Mes esame Vilniuje saulės modulių gamybos ceche. Čia mes gaminame lietuviškus saulės modulius. Iš tiesų prie šios linijos turbūt geriausiai tinkantis yra elektroinžinerija, elektromechanikas. Vėliau jie gali tęsti savo darbą prie elektrinių projektavimo, elektrinių montavimų. Bet vis tiek žmogus turi suprasti, kas yra elektronika, kas mechanika, kas yra puslaidininkiai ir su kuo tai valgoma. 25 metai mes užsiimam pramonės įmonių automatizavimu. Mūsų rinka visas pasaulis. Elenta tai yra elektronika plus intelektas. Iš tikrųjų, mums reikia daug inžinierių, kurie būtų specialistai savo srityje elektronikos ir elektros inžinerijos. Mes stengiamės ieškoti tų žmonių, kurie mėgtų savo darbą. Iš tikrųjų, mes stengiamės priimti į praktiką, priimti
daryti diplominius, kursinius projektus ir tokiu būdu žmogus išauga. 60–70% yra KTU absolventai.